Tai sveiki, šiandien esam su Donatu. Kaip jūs kreiptis, sakykit? Jūs esat ir optikos ekspertas, ir maisto kritikas. Kaip save apibūdintumėt? Aš nei maisto ekspertas, nei optikos ekspertas, nei maisto kritikas. Aš visų pirma, aš esu pozityvus maisto apžvalgininkas, aš taip save vadinu. Kritikai yra tie pikti dėdės, kurie ant visko pyksta ir amžinai visko nepatenkinti. Aš patenkintas, jeigu nepatenkintas, tai geriau pasilieku savo negatyvą kitiems, tegu springsta kritikai, aš tiesiog noriu pagirti. Tai va, tai pradėkime nuo to, ne kritikas, o tiesiog žmogus, kuris mėgsta ieškoti, mėgsta eksperimentuoti optikoje. Nesakyčiau, kad aš esu ekspertas, nes iš tikrųjų apie akinius, nežinau, gal už jūs gerai, nieks tokia neišė nesėdė, bet vis tiek turbūt panašiai, kaip aš suprantat jūs. Tiesiog dirbantis šito srityje. Tai gerai, grįžime prie maisto. Kaip iš vis įsivedėt save į šitą, sakykime, apžvalgas maisto? Nuo ko prasidėjo viskas? Oi, 100 kartų, čia kaip tie, kur aš dabar kalbinu ir kartais laiduosi, 100 kartų atsakinėjau, tai aš lygiai taip, 100 kartų atsakinėjau tą. Tiesiog buvo toks etapas, kai ieškojau geriausio burgerio. Tada rašydavau į Facebook, ten tiesiog tokius trumpus postukus draugams, kažkam patiko, paspausdavo ten like ir taip toliau. Ir buvo tada periodas, kai aš padariau 10 burgerių 2011-2012 metais praėjau, paragavau ir šiaip tais laikais buvo žiauriai sunku rasti ne tai, kad burgerių, nes tie burgeriai kitokie buvo. Iš viso sunku buvo rasti tokį kaip patiekalą, nors atrodo tiek nedaug laiko praėjo, bet atradau, suieškojau, padariau sąrašiuką, tada dingau dėl įvairių priežasčių, buvau truputį emigravęs iš Lietuvos 1,5 metų, tada grįžau į Lietuvą, susipažinau su žmona ir kažkaip einant romantiškai Neries pakrantę papasakau, kad aš kažkada apie maistą rašydavau. O tuo metu aš jau bankė galvoju dirbau, ten procesai, visokie valstybiniai reguliavimai, ten dar kažkas ir tokios romantikos nulis ir einam ir sakau, aš kažkada darydavau, rašydavau apie maistą, apie burgerius, nes aš irgi tada buvau labai burgerių, ten vos ne mūsų antrasis pasimatymas buvo drama burgeriuose, nesenai atsidariusiuose. Tai papasakau apie tai, ką darydavau, jis sako, tai kodėl nedarai dabar? Logotipo neturiu, o kalbėsi su grafikos dizaineriu. Tai santykiai rimti, kaip vėliau parodė, santykiai rimti, nes jinai nusprendė, sako, aš tu padarysiu logotipą. Sakau, rašyti dar nelabai moku. Tai, sakau, yra draugė, kuri dirba žurnalistė. Padės, paredaguos. Pakalbėjom, sakau, gerai, aš tu padėsiu, pradžių paredaguosiu. Nebuvo kitų pasiteisinimų, kaip tiesiog imti ir pradėti rašyti. Tai va, taip ta tikroji pradžia prasidėjo maiste. Aišku, vėl paskui seka ilgas periodas, kai aš čia 2014 metai, tada ilgas laikas, kai aš rašiau ir, nežinau, man patiko tai, ką aš dariau, bet aš nesijaučiu iki galo gerai, nesakau, tie vidiniai kompleksai, tu nepakankamai gerai rašai, tu čia skemeris, tu čia toks vienoks. Ir tada mano kolegas, su kuriais dabar, kuris irgi su labai įdomiom aplinkybėm prisijungiam irgi, aš dabar į tą optikos sritį ir panašiai. Ir jis man sako, eik, daryk video. Mano pirma reakcija, nejuokauk, man kiek 30, tuo metu, nežinau, 36 metai, sakau, nejuokauk, tas ten neina tokie kaip aš. Nes visi galvoja, kad tenas tiktokas ir panašiai, tai yra iš esmės paauglių reikalas. Sako, pamatysi, eik, daryk. Atėjau. Vienas video neina, antras video neina, trečias, ketvirtas, penktas neina, šeštas nežinau ir ten net nežinau, kodėl aš toliau dariau, gal turbūt iš tos vidinės motyvacijos ir šiaip, kad aš nemėgstu nuleisti rankų, kaip sakyti, pirmom 10, 20 nesėkmių ar 100 nesėkmių įvykus, ieškom, žiūrim. Išsikėliau ten tokius mini tikslus, kurie dabar atrodo juokingi, su kuo aš varžausi savo galvoje ir kažkaip vienas video paėjo. Ten surinko, nežinau, 150 000 peržiūrų. Sekėjų viršų. Motyvacija 5 guba. Atrodo, radai sėkmės formulę. Ir va, taip ir užsisuko viskas.
atsiradau čia dabar. Turbūt iš TikTok ir pakvietėte į studiją, nežinau. Nu, manau, kad jo, daugumą žmonių išėjus pažįsta. Tai vad gyvenimas taip atveda iki visiškai atsitiktinumai, per visą gyvenimą besidėlioja, atveda iki vat, įdomių pokalbių ir pažinčių. Tai buvo realiai įmestas iš šito? Realiai jo. Įkalbėtas? Jo. Įmestas, vat, labai teisingai pasakei, įmestas iš įvairių aplinkybių ir žmonių, nes vienur žmona, paskui kitur kolega, verslo partneris, kaip čia pavadinus, mes su kuria irgi visiškai netikėtą likimą suvedė. Tai gyvenimas pats tiesiog pastato kartais ten, kur reikia atsirasti. Minėjot, kad buvote emigravęs 1,5 metų. Ką veikėt? Kur važiavot? Chicken Factory. Tai jeigu suksit Reelsą, tai galite iš karto Chicken Factory. Galima vandens, ne? Prašau. Tai į Angliją spėjau. Jo, Anglija tiesiog buvo tikslas, svajonė mano tuo metu eiti į maitinimo verslą. Kažkaip galvojau, kad jeigu man patinka, čia dar iš tikrųjų aš net nerašau apie maistą, aš tiesiog buvau pabandęs ir tiesiog turėjau, žinau, kad man patinka maistas, žinau, kad galbūt norėčiau save kažkur realizuoti šitoje srityje ir pagalvojau, kad nelauksiu kažko, tai kol čia viskas gyvenime susitvarkys ir neprašysiu iš kažkieno tenais pinigų, o važiuosiu ir užsidirbsiu. Pasidariau savo tokį mini verslo planą, kiek man reikia pinigų, susidėliojau, išvažiavau, dirbau, tada skaudi netektis šeimoje, savigrauža, ką aš čia veikiu, kodėl aš sėdžiu toje Anglijoje dėl kažkokių, kaip esu sakęs, kad uždirbčiau pinigų, kurie man uždirbs dar daugiau pinigų. Nu, faina, labai gerai, bet kai tu perdėlioji savo vertybės ir panašiai, ir tu supranti, kad tie pinigai eina gerokai žemiau, negu tu pradžioj galvojai ir įsivaizdavai, kad tai tau reikalinga. Nu, tai tada vertybių persikrupimas, sėdi metus, užsidirbau pinigų, kad galėčiau grįžti ir padaryti restartą. Tokį pilną restartą. Žinau, kad verslo neužteks, bet kad galėčiau tiesiog grįžti ir kažką nuveikti įdomesnio, nes, atrodo, praradus 1,5 metų darbo rinkoje ir dar Anglijoje ir dar Chicken Factory buvęs, tai galvoju, kam tu čia reikalingas būsi, toksai nevykėlis, išvažiavęs į Chicken Factory ir grįžau. Ir tada turėjau pinigų restartui ir galėjau, pramečiau, ta prasme, kad atėjau dirbti, padirbau vienur. Matau, kad negerai. Antroji įmonė. Matau, kad netenkina manęs kažkas tai. Gerai, kad aš turėjau su tokia prabanga pasakyti, ne, man netinka. Kaip darbuotojas, nes tais laikais dar, čia aišku, kaip pensininkas kalbu, kad tais laikais, tai vis tiek 10 metų atgal atrodė ir žmonės, aplinka kitokie buvo, kad jeigu pradėjai dirbti, tai dabar būk dėkingas ten, kur tu dirbi ir dabar atiduok visą save ir nekeisk nieko pas save. Gyvenime būk dėkingas už tai, kad mes tave pasirinkom ir darbuokis. Tai aš turėjau prabangą pasakyti ne. Ir susiklostė viskas gyvenime, kad tada įsidarbinau banke. Ir į vieną iš departamento vadovų poziciją. Padirbau ten. Aš jau nušokau, ne, tada į klausimus. Ne, viskas gerai, tai gali tęsti prie šito. Jo, tai tiesiog savo gyvenimo istoriją. Padirbau ten, tada įgijau, sakau, kaip gyvenimas nubloškė tave ten, kur reikia. Išmokau, supratau, perpratau, įgijau Lean Green Beltą. Kitų kompetencijų, kurios vėlgi, kaip dabar gyvenimas rodo, tai tiesiog viskas dėsningai sudėliota, išmėtyta ir profesiniai srity labai svarbus dalykai, kurie, sakau, sukrito dėl daugybės gyvenimo atsitiktinumų. Sakykit dabar apie tą Lean Green Belt, ar ne? Tai gali biškai apšviesti žiūrovus ir būsimus studentus arba dabartinius studentus, kas čia yra iš vis per sistemą. O jūs nežinot? Apie Leaną esam girdėję, bet aš Green Belto šito... Green Beltas iš esmės tai yra tas pats apie Leaną, tai yra, nežinau, procesų, vadinkim, optimizavimas. Technikos, kurios leidžia identifikuoti procesuose slypinčias galimybės, galima sakyti problemas arba galimybės. Ir yra begalės skirtingų technikų, kurios leidžia įgyvendinti pokyčius įmonėse, optimizuojant būtent per procesus. Tai vėlgi
darbas su žmonėm, peržiūrimas tos kasdienybės, pažiūrėjau, daugybė ten nuo Toyotų iki panašių korporacijos dirba pagal lynus. Tiesiog, kas man labai imponuoja šitoje vietoje, tai tiesiog, kad ten tie Toyotos CEO ir panašiai, jie leidžiasi į apačią, jie kalbasi su žmonėm, jie bendrauja, jie klausosi ir kartu sprendžia problemas. Nes, kas man iš lyno ir kas dabartiniai, pavyzdžiui, mano irgi veikloj optikoje, kaip mes užsiemam gyvos organizacijos transformaciją įmoniai, tai labai tas nuo seno groja ar lynė, tas buvo tas, kad procesai ir visi kiti dalykai iš esmės ateina iš žmonių, tie, kurie dirba to įmonėje. Tai ir nesvaru, kas tai būtų. Lean yra labiau, toks yra mitas, kad yra gamybinių įmonių įrankis, nors iš tikrųjų mes mokinamės pas tokį labai Damien Morris, labai gerą Lean ekspertą, Black Beltą, kuris ten dirbęs nuo General Electric, sakytinais, Airbnb ar kitų įmonių. Tai yra pritaikoma žymiai plačiau, nes iš esmės taip lengviau optimizuoti procesus gamyboje, bet procesai egzistuoja tiek call centruose, tiek vykdant projektus, tiek visus kitus dalykus. Tai va, turėjom labai, labai stiprų mokytoją, kuris padėjo ir mūsų, filialui Lietuvos augti stipriai ir man pačiam padaryti pokyčių, kurie turėjo labai ilgalaikių rezultatų, nešimo augimo rezultatų ir toliau. Tai tiesiog vėlgi dirbant su žmonėm, kalbantis su jais, kur jie mato, kažkas yra negerai, tarkim, ten nusibraižai schemas, kaip dabar vyksta procesai, darbas, kada ir kodėl, kokius veiksmus mes darom vienoje ar kitoje vietoje. Ir tada, grubiai sakant, žaidžiant, keičiant nusistovėjusią tvarką, greitai keičiant, nuolat keičiant, tai yra lyna, iš esmės yra nuolatinis tobulėjimas. Tu neužsistovi vienoje vietoje, kad, faina, mes uždirbam, skyrius uždirba daug pinigų, nes pas mus kaip ir viskas dabar yra tvarkingai. Tai nėra išeitis, tam tikrose vietose yra išeitis ir daug kas norėtų, kad tai būtų, bet tai yra nuolatinis tobulėjimas, nuolatinis peržiūrimas, tobulinimas ir taip toliau. Tai jeigu čia apie lyną, sakau, labai sunku nusakyti, nes čia labiau reikėtų lyną ir technikos, gerai, jeigu grįžtant prie tų baltas, geltonas, tenais, ar žalias, ar juodas diržas, tai skiriasi tik to, kokias tu technikas moki panaudoti, tobulinant procesus. Kai kur ten, fishbone'as, tenais susirašai problemas, kurias tu slypinė, kurias tu reikia išspręsti. Tada vėlgi, kaip tas problemas spręsti. Ten 5 whys, ten uždavinėjai 5 kartus klausimą, kodėl kažkas vyksta. Ir dažniausiai vėlgi tu randi sprendimą klausant, kodėl įvyko vienas dalykas. Tu gauni atsakymą, tada klausi, o kodėl įvyko tai. Ir taip, daug visokiausių įrankių, į kuriuos gal nelysim, nes čia per daug būtų nuobodu, bet... Tai gerai, jeigu nenorit lysti, galim, pavyzdžiui, apibendrinti, sakykim, mūsų programa yra dabar vadinasi Entrepreneurship and Innovation, tai entrepreneuris, suprantat, tai vadinkim jos darytojais, nes negau ištart, sakykim, tai ką rekomenduotumėt vieną šitą sistemą, kurią išmokot tokiem entrepreneuriam, darytojam? Tai va čia paprasčiausia technika yra bet kurio, turbūt, nežinau, aš tai nemėgstu, kadangi mes, sakau, dabar bandom atsikartyti to tokio vadovo savokos, kaip bet tinkamai uždavinėt klausimus ir, pavyzdžiui, tas pats 5 whys dalykas, jis duoda stebėtinai, nors labai technika, labai paprasta, bet 5 kartus perklausant, 5, galbūt 10, kartais reikės gal 3 klausimų, gali gauti atsakymą, kuris yra akivaizdus abiems pusėms, su kuo tu kalbėsi. Tai čia tas 5 whys, tai aš suprantu, kad tu paklausi kodėl, tada kodėl, dėl ko atsakymas ir eina, kaip vaikas mažas klausia, ne? Kodėl vienas dangus, kodėl. Taip, o iš principo čia tiesiog problema yra paprasta, ne? Problema, vis tiek tu pirmą identifikuoji problemą. Pavyzdžiui, žmonės neatsiliepia į skambučius, call centras, nežinau, skolų išieškojimo skyrius skambina ir žmonės neatsiliepia. Kodėl? Vienas dalykas, gali būti, kad jie žino, kad tu skambini ir jie nenori atsiliepti. Kitas dalykas, galbūt numeriai neteisingi yra, galbūt dar kažkas ir tu iš esmės iš vieno, tu jau gali išsivesti kelis, tokią matricą pasidaryti. Gerai, tarkim, bijo tavęs atsiliepti, bet tu vis tiek žinai, kad tau reikia pakalbėti. Tai iš esmės jau vos nesprendimą, tu iš karto žinai. Gerai, keist numerius skambinant. Jeigu, tarkim, neteisingi numeriai,
Gal reikėtų, kad negaištum savo laiko, nes vėlgi tai yra procesas, kurio metu, tu, tarkim, sugaišti laiką kiekvienam skambučiui, gal tiesiog tu atsinaujink duombazės ir nustok skambinėti tiems, kuriems nereikia, ne? Ar kad ir kokie iškiltų klausimai ir atsakymai iš to, kodėl, tu gali rasti labai daug atsakymų iš tų jo paprasto vaikiško, kodėl vyksta vienai par kitai. Supratau. Minėjot apie optiką ir kad čia kažkaip buvo jūsų santykis su kažkokiu verslo partneriu, ar ne? Kad pradėjote viską dirbti. Jo, tai čia buvo... Kaip iš čia įvyko šitas įėjimas į optiką? Ar turėjot anksčiau patirties, ar... Ne, nemanau, tarsi šiaip mano, kaip ir pozicija, kur aš esu, tai nereikalauja išmanimų iš principo srities, aš kaip sakau, aš prieš tai minėjau, aš nelabai ką išmanau apie optiką, par to, kad man tenais gali kažkas patarti ir pasakyti, ko man reikia, aš net akinių nesugebu išsirinkti, jeigu man kažkas nepatarė. Tai iš principo vėlgi kelias iki tos optikos, sakau, toks labai, labai įdomus toj pusė, kad aš niekada neįsivaizdavau, kad aš dirbsiu optiku ar šitoj srity. Tiesiog grįžus vėlgi po emigracijos. Tada darbas banke, tada keli metai praėjus ten gauni savo žinių bagažą ir tu jauti, kad kažkiek tu gal truputį stagnuoji, norėtum labiau augti ir pas mane taip visą laiką buvo. Aš niekada nebuvau iš tų, kuris dabar tai... Daug kas sako, nežinau, apie dabartinę kartą, kad ateina, padirba, tenais porą metų išeina ir viskas ir nėra jokio prisirišimo. Tai aš toks buvau nuo pat pradžios. Aš atėjau, pamačiau, pasiėmiau, ko man reikėjo ir, jeigu aš nebegaliu daugiau čia augti tobulėti, aš einu ieškoti galimybių toliau. Tai vat ir sakau, aš pabuvus ten 3 metus banke, ar 4, neatsimenu dabar, supratau, kad noriu naujų iššūkių, ir susigalvojau naujų iššūkių tokių, kad padariau su Ilja Laursu, pradėjau startupą vieną daryti. Įdomus laikotarpis, bet tiesiog, nepraeini tam tikro net finansavimo etapo, gimsta vaikas, ką daryti toliau, reikia grįžti į privatų sektorių, nebe savo dirbti. Tai irgi tenais su pora tokių posūkių. Ateinu tiesiog pasitreniruoti, vadinkim, į vieną pokalbį, kur ieškojo tiesiog vadovo optikos ar kažkas tokio. Ir tiesiog ėjau su ta mintim, kad aš tikrai čia nedirbsiu, nes tai ne mano sritis ir aš vis tiek norėčiau kokiai korporacijų ar kažkur tai įdomiau darbuotis su didesnėm atsakomybėm, bet taip išsikalbėjus paaiškėjo, kad vėlgi mano dabartiniam, gerai, kolegai, vadinkim, reikia pagalbos, ne tai, kad pagalbos, jis buvo sukūręs griaučius, sistemą, kuri, gal, pasakysiu, neturėjo tokio kaip apibrėžimo, kas tai yra per procesus, per kitas vietas. Ir jam reikėjo truputį pereinant nuo to, aš taip gal nepagarbiai pasakysiu, bet nuo to excelinio lygio ir valdymo iki labiau struktūruoto valdymo įmoniai. Ir čia mano patirtis banke, ankstesnės patirtis ir panašiai, būtent ir turėjo pasitarnauti, įnešant aiškumo, įnešant daugiau aiškumo darbų su žmonėm, jų procesuose. Tai netikėtai atėjus pasikalbėti, sakau, treniruotės tikslu su juo, gavos taip, kad mes sutarėm dėl sąlygų, dėl kitų dalykų ir jam reikėjo partnerio, kuris galėtų padengti pusę, kurios jis gal ne iki galo išmanė, ar jam reikėjo pagalbos vystant šitą verslą, tai sutarėm sąlygas ir aš prisijungiau prie optikos tada. Minėjote apie startupą. Tai, manau, ypač aktualu mūsų kursui. Gal galite pasidalinti idėją, kur, minėjote, dėl finansų nepavyko. Vandens išgersi. Prašau. Mūsų visą kaip ir programos esmės už tai startupai skurti ir, ančių pirnių iš to viso. Labai būtų įdomu išgirsti ir pasidalinti kokiam įžvalgom, ko reikėjo, kokius skillsų trūko, kokius skillsų turėjot, bet gal neišlošėt sėkmę.
Jo, čia kas yra sėkmė iš jūsų labai sunku apibrėžti, nes, žinai, atrodo, kad iš principo prisiklausai labai daug sėkmės istorijų ir atrodo, ypač startup pasaulyje labai lengva pasiekti, nežinau, gerai, ne vienaragį, bet bent jau sėkmę, nes tu, iš principo, labai daug garsių ir didelių pavyzdžių turim Lietuvoje ir iš karto jie motyvuoja ir taip toliau. Tai mano idėja buvo, nežinau, galim sakyti, iš sharing economy srities. Tai buvo toks projektas, kurio... Gerai, aš galiu pradėti nuo pradinė mano idėja buvo tiesiog sukurti tokį kaip marketplace, kur žmonės labai paprastais procesais parduoda savo nenaudojamus daiktus. Nes turim krūvas, bet yra žmonių, kurie mato prasme eiti skelbti LT, nežinau, Facebook, ten marketplace ir ten selinti savo daiktus, bet, pavyzdžiui, man tai yra, atrodo, tikras laiko gaišimas ir aš nenoriu sėdėti, skirti savo laiko, pildant duomenis apie savo daiktus, tenais aprašinėjant juos ir paskui nesulaukti nei vieno skambučio ar interesanto, ar net jeigu sulauki tenais, ar gali nuleisti ir aš nenoriu nuleisti, tai viskas, aš ir taip jau kainą žemą palaikau, kad tik parduočiau. Tai man tiesiog trūko to patogumo ir mes darėm tokį projektą, kaip tu tiesiog atiduodi savo nenaudojamus daiktus mums. Mes juos sufotografuojam, aprašom, sukeliam į savo puslapį ir parduodam, mainais gaudami komisinius. Tai dabar galvoju, kiek čia 3 metai, 2,5 metų praleista prie šito projekto. Neišrišom, buvo daug tų etapų ir taip toliau, išrišom, kaip žmonės priversti atiduoti daiktus ir taip toliau. Ir ten buvo jau etapas, kai mes stabdėm daiktų atidavimą, nes toj stadijoje mes tiesiog nebegalėjom daugiau apdirbti ir priimti daiktų. Ten jau sandėlys išsipūtė ir taip toliau, bet mes neatidarėm pardaviminės pusės. Tai reiškia, mes vis tiek, bet kokiu atveju, jeigu tu nori, kaip sakyti, iki galo patvirtinti tą verslo modelį, tai tu turi patvirtinti visas pusės, nuo to, kaip tu paimsi, iki to, kaip tu parduosi. Vėlgi, čia priklausomai turbūt nuo investuotojų ir nuo kitų požiūrių, ko jie tikisi vienam ar kitam etape. Tai aš tiesiog susidūriau su ta problema, kad mes nesugebėjom įrodyti ir su kuo aš tuo metu dirbau, nesugebėjo parduoti tos idėjos kitiem investuotojams, kad mes galėtumėm žengti į priekį. Tai pamokos, jeigu taip grubiai nebijoti įsileisti daugiau žmonių į savo komandą, tų, kurie gali daryti, nes aš turbūt per vėlai pradėjau įsileisti žmonės, nes tu atrodo nori daugiau pasidarysi, daugiau tau liks ir panašiai. Tai čia pagrindinė pamoka turbūt, tiesiog komandos formavime, iš karto ateinant su komanda, bet sakau, pas mane iš viso tas startupo pats vystimas, jis truputį buvo neteisingas eiliškumas, jeigu taip grubiai sakant. Tai pirmą vis tiek tu turi susiformuoti stiprią komandą, turi turėti stiprią idėją ir tada pasirinkti tinkamus partnerius, su kuriais tu nori dirbti. Čia irgi nemažiau yra svarbi dalis, su kuo, kokie reikalavimai, kiek tu ko atiduodi ir taip toliau eidamas toj srity. Supratau. Kokių įgūdžių, manot, reikėtų verslos visokioj sferoje turėti, būtina turėti? Įgūdžių. Nežinau, įgūdžių sąrašas yra neišsemiamas, tai vienintelis dalykas, kaip ir minėjau, mano supratimu, tai yra sugebėjimu priimti nesėkmes, perfrazuosiu, ne nesėkmes, o priimti viską kaip pamokas, o ne nesėkmes. Nes iš principo labai daug žmonių lūžta po to, kai jiems vieną kartą, antrą kartą nepasisekė ir panašiai. Tai aš vėlgi grįžtant apie tos, mes 2006 ar 2007 metais, mes jau su draugais, ten irgi, dar aš studentas buvau, mes atidarėm IT kompaniją. Aišku, dabar žiūrint galvoju, kiek iš tikrųjų, kiek nedaug galbūt
truputį daugiau kantrybės, daugiau pastangų ir panašiai tuo laiku, nes tai buvo labai geras laikas, bet tu dar nesuvoki, ant kiek tai yra geras laikas, tu tik dabar Ir mes darėm, jeigu atvirai pasakius, mes darėm tokią sistemą kaip praktiškai Treatwell ar kitų dalykų kopiją, nes ne kopija, tuo metu nebuvo tokių dalykų, mes tiesiog ten turėjom tokį kaip projektą, galvojom, mūsų vieno dar draugo tėtis buvo odontologas, ten viskas, sakom, jeigu mes sukurtume sistemą, kur tu gali patogiai ateiti ir matyti laisvus laikus pas odontologus, ten pas kirpėjus, tos pačius, ten viską. Ir mes buvom labai užsidegę ir labai norėjom, tik dėja iš mūsų visos kompanijos tik vienas žmogus buvo, kuris iš esmės dirbo IT srity, bet mes susimetėm ten pinigų, kaip aišku, iš tėvų pasiskolintus pinigus susidėjom ir sakom, atidarom IT įmonę, čia gerai darom šitą mūsų rezervacijos projektą, bet tuo pačiu tenais ir websaitus kūrėm ir panašiai, ir atrodo, čia tiek nedaug laiko praėjo, bet jau tada dar strigo websaitų, nes daug kas, nesuprato, ką čia pinigus mokėtų už websaitą, čia dabar tu pasakytum tokią nesąmonę, tai tikrai nieks nepatikėtų, bet tuo metu buvo sunku pardavinėti tos websaitus ir ten, sakau, buvo begalė kitų pasiteisinimų, bet mes stovėjom ant tokio slenksčio, kur iš esmės kažkas persidirbo, kažkas nulūžo, ir taip toliau, ir mes išsiskirstam, bet man tiesiog prisiminus čia pirmąją mūsų nesėkmę, tai yra didžiausias turbūt įkvėpimas ir visa kita, nes tu supranti, ant kiek iš tikrųjų mes dar net nematom aplinkų, ką mes darom šią akimirką ir ant kiek viskas gali išsivystyti. Ir gal tu, ir tas rankų nuleidimas man ypač, pavyzdžiui, buvo sunku ir su tuo pačiu savo jau antru, vadinkim, startupu, nuleisti rankas, nes tu supranti, kad tu nebegali toliau sėdėti prie šito projekto, bet galvoju, velnės, o jeigu iš tikrųjų dar pusmetį padirbus, tu atrastum tą, kaip išrišti pardavimo pusę ir tada tu galėtum šitą jau prisitraukti investicijas, kurios būtų rimtos ir taip toliau. Tai nuolat nenuleisti rankų ir priimti visą tai, ką tu gauni kaip pamoką, nes yra irgi, aš neskaičiau tos knygos, bet aš vienoj knygoje tokia trumpa summary mačiau ir aš turbūt reikės paskaityti, bet iš esmės, kaip aš visą gyvenimą feilinu ir iš esmės man vis tiek sekasi, tai aš supratau, kad iš to summary tai yra mano visiškai gyvenimo istorija, nes tu gali, sakau, tu gali priimti viską kaip nesėkmę, arba kaip tau nesiseka, arba tu gali priimti viską kaip sistemą, kuri tave atveda prie sėkmės. Tai taip, daug kas gali sakyti, koks aš nelaimingas, išvažiavau tenais į Angliją, man nepasisekė, aš dar sufeilinau ir grįžau be pinigų verslui. Tada aš tenais turėjau darbą banke, viskas buvo gerai, pradėjau startupą daryti, sukišau ten krūvą pinigų ir nieko vėl mano to gero nenutiko. Bet aš atsimenu, kai žmona mano nelabai norėjo, kad aš tą su sharing economy startupą daryčiau ir aš tada tiesiog sakiau, įtikinėjau, sakau, tu nebijok. Galbūt aš čia prarasiu pinigų, viskas tvarkoja, bet kiti man sumokės už tą dalykus, kiti man sumokės už patirtį, kurią aš įgausiu būdamas tuo metu. Ir kaip gyvenimas paskui rodo taip, ir paskui tu ateini, sukuri kažkokią partnerystę su žmogum, kuriam reikia tavo pagalbos. Tada netikėtai viskas išsivysto taip, kad jisai tavo pasako, daryk tu tos video, ko tu nedarai, ir tu iš pradžių priešinės, bet paskui padarai ir tave atveda vėl į kitą, praktiškai irgi. Gerai, dar ne tokį verslo pajamų šaltinį, bet irgi, kuris jau tikrai nebėra tenais mažos pajamos. Tai tas gyvenimas taip įdomiai dėliojasi. Labai įdomus argumentas, kad reiškia, tu prarandi pinigus, bet juos atgauni kitur, ta prasme, dėl to, kad patirtį turi. Štai nebūtų net girdėjęs, labai įdomi įžvalga. Tai taip pat kaip jūs irgi esame, tai mokslai kainuoja pakankamai. Žinoma, taip, tai investicija kaip ir jo. Taip, investicija, taip, tai čia būtent tik vėliau, kai tu baigi vienus mokslus, tarsime, tai tavo irgi, kartais, aš tai tikrai nebijau ir sakau, man tas suinvestuoti save į tam tikrą pozicijos peršokimą, perkelimą, jeigu to reikia, netgi, fake it till you make it, tarsime, tai peršokį pasidarai, nes tuo metu tu gerai stovi ant vieno laiptelio, bet tu nori stovėti 5 į priekį. Tai kaip padaryti? Tai pasidaryk savo verslą, atsakyk, sugebėk pagrysti, kiek tu visko padarai, kiek tu visko perėjai ir atsiras, kas sumokės už tos pinigus keliopai, kuriuos tu investavai. Nes daug kas matom, kaip įeini į verslą, kad tu investuoji tos pinigus ir tu iš to pačio verslo turi juos atgauti. O čia veikia šiek tiek kitaip.
Veikia long term labiau. Jo, startupė vėl, kitaip yra, ten tikimybė, kad tu atgausi yra mažesnė negu kad kuriant tą tradicinį verslą, ne, nes atsidarai prekybos tašką panoramui, tai vėlgi tu tada paskaičiuoji, tai savo apivartumus visus kitus dalykus. Taip, tada yra normalu, kad tu tikėsi, kad tai tau atneštų. Neini tam, kad galbūt man pasiseks. Startupė tu ateini ir tu, žinai, arba tu išloši, žinai, 100 milijonų, arba tu viską prarasi ir tikimybė, kad tu viską prarasi yra žymiai didesnė. Aha. Tai startupą ne vieną kūrėt, kaip supratau. Ar turit kažką dabar mintise, ką ateityje gal norėtumėte įgyvendinti? Kaip jau minėjau, pas mane nuolat sukasi visos idėjos ir sukasi tų sričių, kurias aš bandau, čiupinėju ir taip toliau, tai yra nuolatinis procesas. Tai aš tiek dabar su e-komercija kažkiek tenais vėlgi dirbu, feilinu dabar, kol kas pinigus tik tais leidžiu ir taip toliau. Ir tai yra labai faina, nes aš žinau, kuo aš daugiau išleidžiu pinigų ir prarandu, reiškia, tuo aš daugiau dalykų išbandžiau, žinau, kurie neveikia ir vis tiek atrasiu, kuris veikia. Tai čia darau dėl startupo, yra minčių, yra tokių dalykų, kuriuos norėčiau daryti, galbūt ir darysiu. Aš nuolatiniam procese, čia kaip ir mano didžiausia problema, kad aš nuolat galvoju, ką aš dabar darau ir bandau pastebėti, kur aplink mane esančios galimybės, kur jos yra, nes jų tikrai yra nuolat, tiesiog mes jų kartais nematom ar nesugebam pastebėti. Tai aš esu nuolatiniam procese, bandant pagauti save ir atrasti, ką aš galiu padaryti dar, ko aš dar nebandžiau, kas gali prisidėti prie tos mano, nežinau, sėkmės gyvenimo, šeimos ar kitų. Aš turiu savo tikslą tokį paprastą, aš noriu būti laimingas. Dar nežinau, kaip reikia būti laimingu, bet iš esmės ieškau atsakymų šitą dalyką. Žinau, kad faktas, kad finansinis stabilumas galėtų padėti prie šito dalyko. Tai ir bandau. Gerai, koks paskutinis dalykas, kurį išmokote apie save? Kad nemoku džiaugtis, kad esu, čia gerai, čia ne paskutinis, čia yra toks nuolatinis dalykas ir nuolatinė kova su savim, tai sakau, tas nemokėjimas džiaugtis ir savikritika. Nes man tai labai dažnai aplanko tokia nuojauta, kad tu esi toks feikas. Tu čia padarėjai, nežinau, nuo to, vadinkim, savo maisto apžvalgininko pusės, paėmė ten kokį nors užsakymą su, nežinau, su garsiu kokį prekės ženklų ir tu padarai video ir neina video ir tu, koks tu feikas, koks tu, žinai, čia, tu skemas grynas sėdė, žinai, imi pinigus iš kitų ir tu feilini šitoj vietoj. Tai ir daugybė kitų sričių, nuo profesinių iki visų kitų, kai ten irgi, šiandien, tarkim, aš nežinau, ateini toks susimastęs, nes galvoji, turėjai darbę situacijų, tarkim, su komandom, skirtingų miestų komandom, kur, tu nežinai, kaip įveiktis. Ir iš karto toks, koks tu nevykėlis, tu nemoki, tu turėtum mokėti, bet tu nemoki. Tai šitą dalyką tiesiog pradedu labiau savyje identifikuoti ir su tuo kovodamas bandau išmokti būti laimingu. Bet laimingu, tai vėlgi toks yra daugybė turbūt būdų, kaip gali būti laimingu, bet aš labai grubiai pasidalinu apie savo laimės tokią savoką, kur aš dabar visai neseniai sužinojau apie tokią, vadinkim, nežinau, čia galima pasakyti techniką ar ne, bet iš principo, kad mūsų organizmai, smegenys, iš esmės smegenys yra mūsų kaip organas, kuris mums turi paklūsti. Aš pasakiau, pakelk dešinę ranką, jis pakelia dešinę, pakelk kairę, bet kažkodėl smegenys labai mėgsta hiperbolizuoti daugybę dalykų, ypač kai mes kalbam apie save, požiūrį į save ir taip toliau, ir jis mėgsta tave menkinti, ypač jeigu tu suteiki jam galimybę, nes jeigu tu apie tai pagalvoji, ar tu esi nevykėlis, blemba, taip, tikrai nevykėlis. Jeigu aš kažkur feilinu, tai ar tu feilini, tikrai tu feilini, 100%, ir smegenis tau visą laiką duoda tą patį impulsą, tai aš ką dabar bandau tiesiog daryti, dažniau savęs paklausti, o ką tu šiandien
ar buvo kas nors, ką tu šiandien gero padarai, gal gali išskirti, ką tu šiandien geriausia padarai. Ir kai tu pradedi keisti tą savo, vadinkim, mąstyseną iš to, kas man nepasisekė, kaip aš ko nepadariau ir kaip man yra sunku, tiesiog paklaus savęs dažniau, ar buvo kas nors, ką šiandien gero padariau, arba kuo aš tikrai didžiuojas pastaruoju metu. Ir kai tu pradedi smegenims duoti tas užduotis, kuris jis negali pasakyti, ne, aš tu nesakysiu, kad tu gero padarai. Tarsi aš pasakysiu, kad tu blogo, ne, jos taip nemoka. Tu pasakai, ką aš gero padariau, jos ieškos tol, kol tu atrandi kažką tai gero. Ir tada tu pradedi, uždavinėdamas savo kelis kartus per dieną, kaip ten, tarkim, užeinant tokio nerimo epizodai, savigraužos, tu užduodi klausimą, tu gauni atsakymą teigiamą ir tu sakai, blemba, nu gal tikrai, gal viskas tvarkoja su manim. Taip pat man šitas labai padeda, aš tiesiog norėjau pasidalinti, kad kartais, kad jeigu ką nors būna, tai tiesiog paklaus, ką tu šiandien jau gero padarai, kas tu gero šiandien nutiko, ne, galbūt tenais tu su vaiku pakalbėjai ir jis tau davė, žinai, džiaugsmo akimirką. Prisimink tai, kai prisimeni tai, tavo gyvenimas iš karto pasikeičia ir tavo motivacija veikti vėlgi auga į priekį. Aš galvoju apie šitą argumentą irgi, bet gal iš tos pusės kaip tik yra geras motivatorius šitas, kad, save numenkint, blogai skamba aišku, bet numenkinti save vardant to, kad tu daugiau siektum visą laiką. Kad niekada neužtenka tas alkis viso pasiekimo. Tai aš tai labai praktikuoju ir aš labai irgi visiems aplinkiniams, kuriem aš pasakau, kad aš esu, žinai, sakau, skemeris. Jis sako, tu nusišneki, tu pažiūrėk, kiek tu darai, kiek tu, žinai, skirtingų projektų, dalykų darai vienu metu ir kaip tu gali sakyti, kad tu čia kažkoks nevykėlis esi. Tai jo, šitoje vietoje aš sakau, irgi tai yra geras argumentas, nes yra kita žmonių grupė, tų, kurie pradeda tikėti, kad jie daro tik tais gerai viską, nes kai jie pradeda galvoti, kad daro tik gerai, tada jie papuola į tą labai tokį irgi sudėtingą ratą, kur jiems aplinkinių nuomonė jau nebesvarbi, viskas nebesvarbu, jie yra geriausi, tai faktas, tu negali užmigti ir sakyti, kad aš esu geriausias visame kame, bet aš galvoju apie tai, kad man, menkinti save yra gerai, bet rasti išeitį iš to nuolatinio menkinimo reikia turėti išeitį, nes kitaip gali prisidaryti kitų psichologinių problemų, kurios padarys didesnės turbūt žalos negu galėtų. Tai jūs kalbat, kad kartais kitų nuomonė gali būti net gerai. Kitų nuomonė? Kitų nuomonė. Sakykime, ką jums kiti sako, ar ne? Tai ar tai gali būti kaip rodiklis ir kaip reikėtų atpažinti, kad žmogus tiesiog, šneka nesąmonės ir kada tau iš tikrųjų duoda konstruktyvios kritikos? Kitų nuomonė man yra svarbu tik tada, jeigu aš žinau tą žmogų, žinau jo pasiekimus, tarsi, vėlgi, aš kadangi susilaukiu labai daug kritikos nepagristos ir panašiai internete ar ten kitose kanaluose, tai man jų kritika ar kita nuomonė yra visiškai neįdomi. Man įdomi žmonių, kurie yra artimi man arba aš gerbiu juos kaip savo profesijos žmonės. Tai kitų nuomonė visą laiką yra svarbi, jeigu tu žinai, iš ko gauni. Iš ko gauni tą feedback ar kitus dalykus. Tai čia reikia labai skirti, nes kiekvieno žmogaus nuomonė negali ir neturi būti svarbi niekada. Tik, sakau, išvardinus tuos žmonės, kurie yra tau svarbus, tik jų yra nuomonė man svarbi asmeniškai. Supratau. Gerai, tai gal keliaukime prie paskutinio klausimo. Tai gal vieną kokį palinkėjimą turit šitiem visiems entrepreneueriam ir jauniem verslininkam? Tai labai nuvarkė. Tai, ne, aš aišku palinkėčiau, kad visą tai, ką darot, apie ką galvojat, ką norit, kad tai kuo greičiau virstų realybę. Bet aišku, tam visų pirma reikia veikti, tai negali būti tiesiog galvot ir veikti kuo greičiau, nebijant, kad nepasiseks. Nes labai daug šansų, kad nepasiseks. Bet paimti iš to geriausias įmanomas vietas, geriausias įmanomas pamokas, bandyti antrą kartą, greičiausiai reikės ir trečio, ir ketvirto, bet tiesiog nebijot klysti ir klysti ir dar kada klysti, bet daryti. Gerai, tik ačiū labai, buvo įdomu, išgirdom visokių įdomių argumentų, įžvalgų, manau, publikai patiks.